Ar kada pagalvojate, kas vyksta su mumis, kol mes miegam? O vyksta, žinokit, tikrai stebuklai. Kol mes miegame, visa informacija mūsų smegenyse iš trumpalaikės atminties persikelia į ilgalaikę atmintį. Kol mes miegame, mūsų organizmas pats save gydo ir atstato. Mat miego metu išsiskiria augimo hormonas, nuo kurio mes ne tik augame, bet nuo kurio atsistato ląstelės. Tai giliai įmigus valasi mūsų smegenų skystis, stiprėja mūsų imuninė sistema ir smegenų neuroninės jungtis. Kosmosas, tiesa? O žinot, kas dar yra kosmosas? Tai, kad gero miego sąjungininkų gali tapti patalai. Tik įsivaizduokit, jūs savo miegat ramiai, o kažkas pasirūpina jūsų kūno temperatūra, kad būtų tip-top, nei karšta, nei šalta. Kažkas surenka jūsų kūno drėgmę ir išgarina ją į aplinką, jums net nepradėjus prakaituot. Kažkas lyg vėdintų jūs, praleisdamas šviežio oro gūsius pro pat jūsų kūną. Kas gali tai daryti? Kupurnugariai, mėrynosiai ir net kašmyro ožkos, dovanodamas savo vilną flokati patalams. Žinau, skamba kiek keistai vilnoniai patalai, ne? Ir žinokit, jei pati būčiau neišbandžius, irgi nepatikėčiau, kad tai yra tikras gėris, bet jau virš mėnesio aš miegu geriausią savo gyvenimo miegą, o mano sūnus pagaliau nustojo atsikloti naktim. Vis dar sunku patikėti? Pilnai suprantu, dėl to kviečiu patiems išbandyti, nes geriau vieną kartą patirti pačiam ir žinoti tikrai, negu išgirsti iš 100 žmonių aplinkui, tiesa? Tarp kitko, prižiūrėti vilną lengviau nei bet kokius kitus patalus. Mat vilna pati atlieka didelę savęs apvalymo dalį, nes jos sudėtyje yra lanolinas, atstumiantis nešvarumus.